Ar kai badaujam, mes deginam savo raumeninę masę? Autorius iš trenerių girdi tokias kalbas, kad badaujant kūnas lengvai riebalo netiduos, o degins raumenis. Todėl badauti negalima. Pažiūrėkime, kaip yra iš tikrųjų. Šitame grafike aiškiai matosi, iš ko mūsų kūnas gamina energiją ramybės būsenoje, kai esame nevalgę. Ramybės būsenoje tai reiškia, kad nėra jokio fizinio krūvio. Tada mūsų kūnas energijai daugiausiai naudoja laisvasias riebalų rūgštis arba kitaip sakant riebalus. Taip kad tokia trenerių nuomonė, kad nevalgydami mes nedeginam riebalų, yra tik jų klaidinga nuomonė. Antra, ne visos mūsų kūno ląstelės energijos gali pasigaminti iš laisvųjų riebalų rūgščių. Pavyzdžiui, smegenys arba raudonieji kraujo kūneliai negali. Todėl net ir ramybės būsenoje kažkurią dalį energijos mūsų kūnas gaminasi iš gliukozės. Dabar iš kur mūsų kūnas gauna gliukozės, jeigu mes nevalgom? Vienas iš būdų yra pasiimti baltymų iš raumens, pernešti tuos baltymus į kepenis, kepenyse paversti į gliukozę ir tada tą gliukozę paduoti į kraują. Ar tai reiškia, kad raumenų masė sumažės? Taip, bet tik tam kartui ir labai nežymiai. Nes su kitu valgymu mes tą raumenį atstatysim ir atstatysim dar greičiau. Nes po badavimo mūsų raumenų ląstelės bus dar jautresnės insulinui ir į save įsiurbs dar daugiau maistinių medžiagų. Ir būtent tą mes matome iš tyrimų, kad žmonės, kurie taiko protarpinį badavimą, geriau išlaiko raumeninę masę negu tie, kurie vartoja tiek pat kalorijų, bet valgo dažnai. Tai žodžiu, protarpinis badavimas yra labai geras būdas ir deginti riebalus, ir išlaikyti raumeninę masę.